Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija ir aš šios laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Šiandien laidoje paliesime itin svarbias ir aktualias teisinės temas, tai kalbėsime apie ikiteisminius ginčus, taip pat apie garantinius laikotarpius ir į visus klausimus mums padės atsakyti Karolina Jonaitienė, kuri yra tarptautinės advokatų kontoros Alliant vyresnioji teisininkė. Sveiki, Karolina. Labą dieną. Smagu, kad nusprendėte pasidalinti savo ekspertinėmis įžvalgomis, nes iš tikrųjų būtent didelė finansinio raštingumo dalis yra ir suprasti, kas yra teisė ir kokias turim, ir privilegijas teisinės, sakykime, ir kokius įpareigojimus. Tai žiūrint bendrai apie tuos ikiteisminius ginčus, kokia institucija yra viena, sakykime, iš pagrindinių, kuri sprendžia vis dėlto. Tai kalbant apie vartotojų teisės ir apie institucijas, kurios sprendžia tos ginčus, tai iš tikrųjų yra ne viena institucija. Kokia institucija nagrinėja ginčą priklauso nuo paslaugų. Tai pavyzdžiui, jeigu ginčas kilo tarp vartotojų ir finansų įstaigos, pavyzdžiui, draudimo ar banko, tokį ginčą nagrinėja Lietuvos bankas. Jeigu ginčas kilo, pavyzdžiui, tarp vartotojų ir advokato, nagrinėja Lietuvos advokatūra, kas liečia ryšių reguliavimo tarnybą, nagrinėja ginčus dėl ryšių susijusiom paslaugom. O dėl ne maisto prekių ir kitų paslaugų nagrinėja valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. O tie ikiteisminiai ginčiai, kaip realiai reikėtų tai suprasti žmogui pačiam? Ką tai reiškia? Tai reikia suprasti, kad tai yra neteisminis ginčas, kad tai nagrinėja institucija, kuri, ne teismas, bet institucija ir yra tokia supaprastinta šiek tiek tvarka paties ginčo nagrinėjimo. Tai ar kiekvienas žmogus gali kreiptis į tas institucijas? Gali kreiptis kiekvienas fizinis asmuo, kuris prekes ar paslaugas įsigijo savo ar šeimos poreikiams tenkint, nesusijusiems su verslo ar profesiniais tikslais. Tai tą reikėtų suprasti ir įsisavinti, nes labai dažnai dar į mane kreipiasi įvairūs paslaugų teikėjai ir sako, ar aš galiu kreiptis į tą valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl nesąžiningo kliento. Tai ne, tai yra institucija, kuri skirta būtent vartotojo interesus apginti ir pavyzdžiui, jeigu fizinis asmuo, pavyzdžiui, fotografas įsigijo kažkokią įrangą savo darbui, tai jisai nėra vartotojas, bet jeigu tiesiog įsigijo žmogus kažkokiom savo kelionėm nufotografuoti, išvykom, šeimos nuotraukom, tai jis yra vartotojas. O kokia tvarka yra bendrai kreipimuose? Yra reikalavimai? Taip, yra nustatyti reikalavimai, kuriuos įvykdžius galima kreiptis. Tai kad ir kas nutiktų, visų pirma, tu turi pradžiai kreiptis į paslaugos ar prekės pardavėją ir pateikti jam raštu pretenziją su savo reikalavimais. Pastarasis privalo atsakyti per 14 dienų, jeigu nesutinka tenkint arba jeigu nieko neatsako, tada tu turi kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Ką dar svarbu pažymėti, kad tu turi kreiptis į paslaugos teikėją arba prekės pardavėją per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjai sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Ir surinkęs tos būtinus dokumentus, tai įrodymus, kad pavyzdžiui prekė įsigijai būtent iš to pardavėjo, tai yra pirkimo kvitas ir savo pretenziją, atsakymo kopiją arba jokio atsakymo nebuvimą kažkokį, tai tiesiog, pavyzdžiui, išsiuntė elektroniniu paštu arba registruotų paštu, tai pridedi tą įrodymą, kad išsiuntė ir tada kreipiesi valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, jų puslapyje yra forma, kurią užpildžius, taip pat galima ten taip pat nurodyti priedai, užpildai formą, pasirašai ir išsiunti elektroniniu paštu. O kas nutinka tada, jeigu žmogus kreipiasi, bet negauna jokio atsakymo, nei patvirtinimo raštu, kad mes gavome jūsų skundą,
ką tokiu atveju reikėtų daryti žmogui? Ar mes kalbam, jeigu valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neatsako, jinai visada atsako. Jeigu kartais taip nutiktų, kad jūs negaunat patvirtinimo, tai yra telefonas jų puslapyje, jie tikrai pasiekiami, labai maloniai bendrauja, tai visada galima paskambinti ir paklausti, bet paprastai tai automatiškai ateina pranešimas jau su tau sutiktų registracijos numeriu tavo pranešimu. O jeigu tai yra paslaugos teikėjas? Tai nėra skirtumo. Jeigu tai ar paslaugos teikėjas, ar prekės pardavėjas, tu kreipiesi valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, tuo metu gauni pranešimą su registracijos numeriu, kad tavo prašymas priimtas. O kokius būtent ginčus pati vartotojų teisių komisija? Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja daugiausiai ginčų susijusius su ne maisto prekėmis ir paslaugomis. Na tai pavyzdžiui, jeigu įsirenginėjant namus kyla ginčas tarp jūsų ir baldininko, tai valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tokį ginčą nagrinėja. O su baldininkais daug iššūkių kyla? Tikrai yra ginčų ir tiek dėl tų individualių baldų gamybos, kada netitinka lūkesčių ir sutarties sąlygų, kokybės reikalavimo ir išmatavimų ginčų tikrai yra. O jeigu sutartis nėra pasirašyta, žodinė, tarkim, buvo sudaryta? Kad ir tokiu atveju, tai vis tiek dažniausiai būna kažkokio susirašinėjimo ar taip toliau, tai tenka tada sunkiau, bet įrodyti, kad tie santykiai buvo susiklostę tarp šalių sutartiniai. Tai vadinasi, visos tos žinutės ir kita komunikacija, kuri buvo raštu, jinai irgi gali būti pripažinta kaip tinkama. Tiesiog tikrai rekomenduoju išsaugoti tokius įrodymus. O kalbant apie jau pačių įsigytų prekių garantiją, tai kokia garantija priklauso pirkėjams, nes čia irgi milžiniškas sąmyšis tarp žmonių būna. Tai iš tiesų kiekvienam pirkėjui priklauso įstatyminė garantija, dar būna garantijos, kurias suteikia pardavėjas. Tai ką svarbu žinot, kad pardavėjo suteikta garantija negali būti trumpesnė negu numato įstatymas. Įstatymas numato 2 metų garantiją. Tai kiek anksčiau mes labai dažnai matydavom, kad pavyzdžiui batams galioja 2 metų garantija ir tau perkant batus jau duodavo atmintinę, kad pas mus galioja 3 arba 6 mėnesių garantija. Tai yra neteisėta ir negalioja. Jeigu taip pardavėjas informavo, tai jūs bet kuriuo atveju turite į jį kreiptis, jeigu, pavyzdžiui, tie batai per 2 metus suplyšo, ir teikti pretenziją, reikalauti grąžinti sumokėtą kainą, o jeigu ne, kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Ir ką noriu akcentuoti, kad ta garantija galioja ir priedams. Pavyzdžiui, telefono krovikliui, ausinėms ar taip toliau, nes tenka vis dar susidurti su tokiom situacijom, kada sako, kad priedui negalioja garantija. Tai yra netiesa. Labai dažnai tikrai ir praktikoje esu girdėjus. Tai yra tikrai netiesa. Tai tokiu atveju žmogui, pavyzdžiui, nežinau, jeigu įkroviklis pats sulūžo, neveikia ir dar kažkaip kitaip, tai prekiai lygiai taip pat? Taip, galioja 2 metų garantija. Žinoma, pardavėjas gali numatyti kitokią garantiją, bet ji gali būti ilgesnė, bet netrumpesnė. O kai kalbam apie individualiai pritaikytus drabužius, pavyzdžiui, kad net ir tuos pačius batus, ar jiems galioja lygiai tos pačios taisyklės? Jiems galioja kitokios taisyklės dėl grąžinimo, nes pavyzdžiui, jeigu tu įsigijai prekę, yra tam tikra kategorija prekių, kurių tu negali per 14 dienų grąžinti, jeigu tau tiesiog nepatiko, tu nenaudoji, nedėvėjai, pasižiūrėjai, tau nepatinka. Tai pavyzdžiui, individualiai pagamintų baldų arba batų tau pasiūtų drabužių tu negali grąžinti per 14 dienų, nebent jie neturi tų savybių, ar kurias buvo numatyta, kad turi turėti. Tai pavyzdžiui, jeigu tu užsisakei suknelę raudonos spalvos iš satino, gauni iš medvilnės mėlyną, tai tu turi teisę grąžinti. O su kokiais mitais ar sunkumais susiduria žmonės? Daugiausiai iš tiesų susiduria galbūt šiuo momentu su klaidinimu dėl akcijų, dėl tam tikrų taisyklių, ką aš pastebiu, kad mes jau tikrai esam pasistumėję su tomis garantijomis, kur kas esam geresniai padėti
ir jau pardavėjai jau supranta ir taiko tas 2 metų garantijas, bet iš tiesų tikriausiai mano manimu yra prasčiausias būtent patirtis šiai dienai dėl vartotojų klaidinimo. Nes labai dažnai matom, kad visoms prekiams yra 50% nuolaida. Mes ateinam ir nei vienos prekės ten nerandam su 50% nuolaida. Tai iš tiesų tai yra labai griežtai reglamentuota, nes jeigu tu numatai, kad visoms prekiams, tai būtinai turi būti visoms prekiams. Jeigu yra numatoma, kad iki 50%, tai vis tiek turi būti iš tų prekių ne mažiau 10% prekių, kuriuoms taikoma 50% nuolaida. Tai taip pat tie visi Black Friday, kada mes matom, jog dieną prieš kaina padidėja ir sekančią dieną taikoma nuolaida ir ta prekė vis tiek jinai yra brangesnė negu buvo prieš tą dieną. Tai iš tiesų, skelbdamas nuolaidas, pardavėjas privalo nurodyti mažiausią kainą prekės per 30 dienų. Bet taip praktikoje tai turbūt nepritaikoma. Praktikoje iš tiesų vartotojai jau žino daugiau savo teisės ir tiesiog kreipiasi ir teikia skundus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri iš tiesų labai griežtai žiūri ir tada atlieka verslininkų patikrinimus ir jie turi pasiaiškinti ir netgi atlyginti nuostolius vartotojai, jeigu tokie kilo. O kaip yra su nenaudotų prekių grąžinimu? Vieną girdim, kad yra 2 savaitės, 14 dienų, ar skiriasi laikotarpiai kažkokiom specifiniam prekiam? Dėl prekių grąžinimo, tai pavyzdžiui yra mažmeninės prekybos taisyklės, kuriuose yra numatyta, kokias prekes galima grąžinti. Tikrai yra ne visas prekes galima grąžinti, negalima grąžinti augalų, gyvūnų. Taip pat yra išimtis, kada prekes galima grąžinti tik pardavėjų sutikus, tai pavyzdžiui knygos, kosmetika, parfumerija, apatinis trikotažas, naujagimių rūbai, jeigu dabar gerai atsimenu, iki 86 dydžio yra tos negrąžinamos prekes, nebent sutinka pardavėjas jas priimti. O jeigu žmogus neturi kvito, nes irgi ką tikrai dažnai tenka išgirsti, jog apsipirkau parduotuvėje, čekį išeidamas atsikračiau, o pasirodo, jog prekė yra netinkama vartojimui ir tada jau parduotuvė iš manęs jos nebepriima. Iš tiesų, pirkimo kvitas yra būtinas dokumentas, nes tik taip gali pats pardavėjas įsitikinti, kad prekė buvo įsigyta būtent iš jo. Tačiau ką galima daryti tokiais atvejais, tai visų pirma, jeigu atsiskaitėt su banko kortele, tai išsitraukti išrašą ir paprašyti pardavėjo atkurti, nes pas jį lieka kopija. Arba tiesiog kartais netgi užtenka to įrodymo, kad buvo būtent pavedimo ar nuskaitimo nuo kortelės kopijos. Jeigu jūs mokėjot grynaisiais, bet atsimena taip pat dieną ir net maždaug laiką, vėlgi galite kreiptis į pardavėją ir paprašyti, kad jisai jums pateiktų kopiją pirkimo kvito. O jeigu pardavėjas nesutinka? Tai žinoma, galima vis tiek tada kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, tik bet kuriuo atveju įrodinėti yra sunkiau, tai jeigu buvo mokėta bankiniu pavedimu ar banko kortele, tai yra tikrai lengviau, bet kas liečia grynuosius, tai gali savo teisų ir nepavykti apginti, nes vis dėlto pardavėjas turi žinoti, kad prekė buvo įsigyta iš jo ir tai yra būtinas dokumentas. O jeigu prekė yra įsigyta ne Lietuvoje, o kitoje ES valstybėje, ar yra teisė suvienodinta šiuo atveju, ar vis dėlto skirtingos tos teisės galioja? Tokiu atveju vartotojas turėtų kreiptis į tos valstybės narės institucijas, tačiau Lietuvoje yra taip pat vartotojų teisės ginanti padedanti institucija, kuri tokiu atveju tu gali kreiptis ir paprašyti, kad tave nukreiptų, kur tu toj valstybėje turėtum kreiptis. O su kokiais iššūkiais, problemomis dažniausiai susiduria paslaugų teikimo atvejais? Dažniausiai iššūkiai tai tikriausiai yra tie, kada vartotojas nėra tinkamai informuojamas apie mokesčius, tai pavyzdžiui, sudarai sutartį ir gauni sąskaitą plus PVM, o tu nebuvai apie tai informuotas, tai arba pristatymą kažkokie mokesčiai, tai vartotojas neturi jų mokėti, jeigu jisai nebuvo apie juos informuotas.
Taip pat, ką dažnai matau, kad vartotojai yra įpareigojami prisimti tam tikrą atsakomybę, kur jie negalėjo. Tai pavyzdžiui, siuntų pervežimo tarnybos kartais, kur tu užsisakai prekę, pavyzdžiui, iš kokios Lenkijos ir siuntų tarnyba tau ją parveža į Lietuvą ir tu matai, kad jinai yra sudužus. Ir tau atsako bendrovė, kad žiūrėkit mūsų taisyklėse buvo numatyta, kad jūs atsakot už įpakavimą. O kaip vartotojui reikėjo atsakyti už įpakavimą, kai jis neturėjo jokių galimybių dalyvautame procese. Tai iš tiesų tokios sąlygos yra nesąžiningos ir nereikia jų išsigąsti, nes labai dažnai vartotojai išsigąsta, kada verslininkas parodo ar į sutartį, kad žiūrėk, buvo parašyta, arba pas mus puslapyje buvo parašyta. Tai jeigu tai, kas parašyta, prieštarauja įstatymui, tai negalioja ir valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba vykdo nesąžiningų sąlygų kontrolę ir įpareigoja verslininkus per tam tikrą laiką susitvarkyti ir tų sąlygų netaikyti nuo to momento. O kaip elgtis tokiuose situacijose, kai atrodo sandoris įvyko, viskas yra tvarkoj, bet po to esi jau nebepatenkintas gaunamom paslaugom, o paslaugos teikėjas atsako, kad jūs sutartį pasirašėt, skaitėt ar neskaitėt, mes nežinom, bet jūs priėmėt įsipareigojimą ir tą įsipareigojimą privalot vykdyti. Tai kiekvienu atveju, žinoma, viskas priklauso nuo situacijos. Ar sutartis, pavyzdžiui, buvo individualiai aptarta. Mes labai dažnai turim situacijas, kada didieji paslaugų teikėjai atsiunčia standartinės sutartis, kurių dalyvauti jų sudarime mes negalėjom. Negalime mes pasakyti, kad mes nesutinkam su šita nuostata, bet nereikia pamiršti, kad, kaip ir minėjau prieš tai, kad valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba tokias nuostatas, jeigu yra pagrindas, pripažįsta nesąžiningomis. Tikrai dažnai matom, kada, pavyzdžiui, kažkoks ryšio tiekėjas praneša, kad nuo šiandien jūsų ar nuo interneto planas pasikeitė ir pabrango 5 eurais. Tu paskambini, nori nutraukti tą sutartį ir jie sako, tada turi susimokėti baudą ten už visas taikytas akcijas. Tai yra netiesa. Ir iš tiesų, jeigu buvo pakeista sutarties kaina, tu turi teisę nutraukti sutartį nemokėdamas jokių baudų. O ar yra terminai, per kiek laiko žmogus gali atsisakyti sutarties? Taip, reikėtų vėlgi, kaip ir minėjau, operatyviai tą daryti, nelaukti ten 2 mėnesių, 3, pusę metų naudojas. Aišku, būna situacijų, kad nepastebi, nes neinformuoja tinkamai, tačiau vos pastebėjus kreiptis raštu, gauti atsakymą ir tada jau kreiptis į tokiu atveju ir ryšių reguliavimo tarnybą. Ir čia labai taip gražiai pereinam prie dar vienos temos, kurią norisi itin pasikalbėti. Tai yra neetiškumas pačių pardavėjų tarp kompanijų, kai vyksta šmeižtas, kad mūsų konkurentai ten, jeigu pas juos nueisite, tai kainą jums labai greitai pakels. Jūs prisivilios, o po to būsite nepatenkinti. Ar yra kažkokių vietų, kur galėtų žmogus nueiti ir paskųsti už tą neetiškumą? Iš tiesų, tas verslo subjektų toks bandymas vienas kito dalykinę reputaciją pažeminti egzistuoja ir tai yra tikrai opi problema, nes šiai dienai matom, kad tam yra pasitelkiami ir nuomonės formuotojai, kurie tiesiog tarp kitko pasako, kaip ten yra negerai, nors neturėjo net kažkokių sutartinių santykių, tačiau tai labiau turėtų rūpintis būtent asmuo, juridinis asmuo, kurio dalykinė reputacija buvo pažeista. O kainų to pačiu atveju šiek tiek kalbėjom apie tai, bet irgi žiūrint jau iš kliento pusės, kaip yra neetiška, kai ant etikečių yra vadinamos tos akcijos užlipinamos,
o po apačia dar slepiasi mažesnė pradinė kaina. Ką tokiu atveju galima daryti? Tai tokiu atveju reikia kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, nes, kaip ir minėjau, vartotojui turi būti nurodyta mažiausia kaina taikyta per 30 dienų. Ir mes tikrai labai dažnai matom, kada jau prieš tą juodąjį penktadienį žmonės nueina likus kokiom 2 dienom, pridaro daug nuotraukų, kiek kainuoja tos prekės ir nueina per juodąjį penktadienį ir mato, kad ten visai kitos kainos perbrauktos ir pritaikytos jau neva tai nuolaidos. Tai tokiais atvejais tikrai galima kreiptis ir valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka tyrimą ir taip pat jeigu vartotojui įsigijant prekes puslapyje buvo pateikta kažkokia informacija klaidinanti apie prekės kokybę ir taip toliau, tai už tai verslininkai iš tikrųjų yra baudžiami ir visai neseniai taip pat viena įmonė, kuri prekiauja automobilių dalimis, gavo net 45 000 eurų baudą dėl to, kad informacija nebuvo pateikiama teisingai ir su jais buvo bendraujama, jiems buvo teikiami terminai pasitaisyti, bet jie to nepaisė, tai tokiu atveju gavo tokio dydžio baudą. Tai, žodžiu, žmogui svarbiausia yra išdrįsti ir apie tai kalbėti. Bet ar daug žmonių pasirenka pasinaudoti šiom savo teisėm? Iš tiesų, kažkokios statistikos tikrai neturiu ir nežinau, bet pati tas tendencijas matau, kad lietuviai dar yra gana tokie nedrąsūs, jog atrodo, kad gal ir gėdinga kažkiek čia kreiptis. Tai tikriausiai daugiau jau didmiesčių žmonės tą mato, kad tiesiog tai yra jų teisė ir jie labiau kreipiasi ir pati matau, kada grįžtu į gimtąjį miestą, kad ten ir pas verslininkus nelabai galioja garantiniai terminai, yra tokios dar 2 Lietuvos ir iš verslininkų pusės ir iš vartotojų pusės, bet tikrai labai skatinu savo teisės ginti. Tai ačiū Jums, Karolina, kad pasidalinot su Finansų akademijos laidos žiūrovais savo patirtimi, ekspertinėmis žiniomis, o visiems žiūrovams palinkėsiu mažiau santūrumo ir daugiau suvokimo, jog iš tikrųjų jūsų išleidžiami pinigai, jie turi vertę ir jeigu esate nepatenkinti prekėmis, paslaugomis, išdrįskite eiti ir apie tai kalbėti. Tai ačiū dar kartą ir iki kitų susitikimų.